Pasijunginėju. Pasijunginėju šiek tiek. Štai čia susidėsiu kaip visada. Taip, šiandien iš esmės pakalbėsiu apie vieną tokį klausimą ir to klausimo metu prieiti prie kažkokios tai vis dėlto grinosios priežasties. Bet ką norisi šiandien parodyti iš esmės, kad kartais kažkokia tai situacija, nebūtinai ta situacija yra apie tai, kartais keliant klausimą kažkokį tai, tarkime, apie savo kažkokią tai situaciją, einant gilyn, atrandama kažkokia tai gilesnė priežastis. Tai šiandien noriu aš apie tą situaciją pašnekėti. Ir pasidalinsiu klausimą. Iš esmės vyko toksai pokalbis būtent apie tai. Tai va, tai mergina rašo žinutę, kad jai patinka kaip ir vyrai, ne? Bet darbe kolega ar ten kažkokioj tai vietoje, žodžiu, esmė yra tame, kad jinai turi kontaktą su tam tikra moterimi, kuri yra ne tų pakraipų, vadinasi. Patinka jai moteris ir jinai va, tiesiog su ta mergina, žodžiu, tai merginai reiškia kažkokias tai simpatijas. Ir moteris klausia, ką daryti, nes jaučia, kad privengia kontakto, jaučia, kad kažkaip tai, sako, išsisukinėju nuo to, ir panašiai. Gal būtų geriau pasakyti tai moteriai arba, na, kaip elgtis tokiai situacijai. Nes, na, bendravimas toks, kaip ir suprantu, yra toks biški varginantis. Tai va, tai iš esmės tokioje situacijoje, va, kaip elgtis, jeigu sutinkama yra moteris, kuriai patinka moteris, o vis dėlto tai kitai moteriai patinka priešingos lyties atstovai, vadinasi, vyrai patinka. Ir kaip šitoj vietoj būtų taktiškiau ir gražiau pasielgti. Tai neįžeidžiant kitos moters jausmų, nes kaip ir visada bandau paaiškinti, kad kiekvieno žmogaus yra savitas pasirinkimas, tiek kalbant apie, tarkime, lytiškumą ar ta prasme, tam tikras patirtis savo gyvenime, tai savaime suprantama, tos situacijos mums kažko tai vieno ir kito mokina. Tai aišku, privengimas tokių santykių ir susikinėjimas savaime suprantama pačią moterį vargina ir jai norisi suprasti vis dėlto, kaip pasielgti šitoj situacijoje ir ką jai išmokti, ne? Tai šiaip tai tokiu atveju geriausia būtų neįžeidžiant kitos moters jausmų, aiškiai parodyti, kad nejauti jai romantinio kažkokio tai susidomėjimo. Tačiau iš bendravimo jinai sako, aš negaliu niekaip kitaip parodyti, aš tiesiog, na, jinai tiesiog išsisukinėja. Bet šiaip svarbiausia yra pagarbus ir atviras bendravimas. Galima pabandyti pasakyti kažką švelnaus ir nuoširdaus, pavyzdžiui, labai vertinu mūsų bendravimo, bet jaučiu, kad pastaruoju metu vengiau atvirumo, noriu būti sąžininga, bet aš žaviuosi vyrais ir nejaučiu romantinių jausmų moterims. Tačiau man svarbu, kad būtų aiškumas ir nebūtų jokių nesusipratimų. Tai vat, tiesiog, jeigu neįmanoma to pasakyti iš esmės, tai tada galima parašyti žinutę, pavyzdžiui, jeigu yra moteris, su kuria netgi galbūt kontaktą turite ir panašiai, tai mano būtų toks patarimas, kad tiesiog parašyti vat tokią vat žinutę. O jeigu dar norisi, tarkime, kažką tai švelniau, tai galima rašyti taip, kad arba sakyti, jau kurį laiką jaučiu, kad mūsų bendravimo yra kažkokia tai įtampa ir suprantu, kad tai gali būti dėl kažkokio tai mano elgesio, tiesiog noriu pasakyti, kad esu heteroseksuali ir nenoriu sukelti jokios painiavos tarp mūsų bendravimo tiek darbinėje aplinkoje, tiek galbūt už darbo kažkokių tai ribų ir panašiai.
Svarbu kalbėti, aišku, su pagarba, vat tas pasakymas ypatingai tokių dalykų, tai turėtų būti vis dėlto ne tokie bandymai kažkaip tai kategoriškai pasakyti ar ten dar kažkaip tai. Tai iš esmės turėtų būti su pagarba tam žmogui, nes aš visada kaip ir stengiuosi ir bandau paaiškinti, kad kiekvienas žmogus vertas tos pagarbos. Ir ta prasme nesvarbu, kokia jo būtų, ar tai patirtis, ar tai tarkime jo lytiškumas kažkoks, tai neturi visai jokios esmės, bet svarbu yra tiesiog su pagarba pasakyti tokius dalykus. Tai va, tai aišku, į ką veda tada toks bendravimas, tai veda į aiškumą, tai veda į pačios savęs išsilaisvinimą, vadinasi, nes tas išsisukinėjimas tai yra dažnu atveju, kad tai yra neišreikšti žodžiai kažkokie, tai gali būti neišsakyti. Dėl to, tarkime, netgi tas išsisukinėjimas tai gali jaustis gerklės zonoje kažkos, ypatingai kas turi pojūčius, tai iš esmės gula šitoj vietoj, nes tai yra neišsakyti norai, neišsakytos kažkokios tai nepasakyta. Kada pasako žmogus atvirai, tada, žodžiu, išsilaisvina pats, o kito žmogaus jau yra jo reikalas priimti tai ar kažkaip tai kitaip. Ypatingai reakcija, tai yra vis tiek pačio žmogaus reakcija. Svarbiausia pačiam būti su savim atviru ir sakyti tai. Tai va. Atvirumas šiaip dažniausiai išlaiko sveiką santykį, kada atvirai yra bendraujama, tada, žodžiu, pats žmogus jaučiasi gerai. Nėra nieko nuostabesnio, kada mes galime šalia kitų žmonių, šalia būdami kažkokių tai žmonių, jaustis priimami tokie, kokie mes esame, su visom kažkokiam tai savo tiek patirtim kalbant, tiek ar tai yra, tarkime, lytiškumo kažkoks potraukis ir panašiai, bet tai esmė yra atvirumas. Atvirumas, priėmimas kito žmogaus su savom kažkokiam tai patirtimis ir panašiai. Žinoma, šitas klausimas vedė į gilesnę konsultaciją, ir ką norisi šiandien parodyti, tai kad, tarkime, kai kurie dalykai, klausimas dažnai kartais nuveda iki kažkokių tai gilesnės priežasties, dėl ko yra, dar dėl kokių priežasčių yra įsisukinėjimas. Kaip ir minėjau, sąmoningumas jisai yra iš praktinės dalies, praktika. Ir sąmoningumas gali būti veiksmingas tais atvejais, kada yra įsisąmoninama pati priežastis, tai yra pamatoma kada priežastis. Tai priežastis ir esmė tame tas išsisukinėjimas, vėliau mes gilinam priežastį ir ją atrandame tą priežastį. Ir mergina toliau dalinasi apie tai, kad jinai prisiminė vieną istoriją savo gyvenime, kada buvo maža mergaitė ir prie jos priekabiavo suaugęs vyras. Ir ji tokiu būdu, kaip ir šiandien dienai, jinai atkreipė dėmesį, kad išsisukinėja nuo kontakto, vadinasi, kažkaip tai vyksta kažkoks tai panašus įsukinėjimas. Ir jos klausimas buvo klausimas toliau, ar gali būti, kad tai jaučiu kažką tai panašaus, kas galbūt mane rezonuoja. Tai iš esmės, ką norisi šiandien paminėti, tai kad kartais bendraudami su kitais žmonėmis mes jaučiame kažkokius tai dalykus ir kartais jaučia kai kurie žmonės vienus dalykus jaučia, o kai kurie jaučia, sakoma, subtilius dalykus jaučia. Yra žmonės, kurie jaučia subtilaus dalyko subtilumą. Tai jaučia ir dar giliau jaučia. Ir tada tas momentas užčiuopimas yra labai svarbus, todėl aš labai dažnai kalbu apie žmonės, tie, kurie yra empatiški ir jautrus, ką daryti su tokiais momentais. Tai yra duotybė, tai yra dovana Dievo ir tik tai reikia tiesiog žinoti, vėliau įžvalgas daryti arba suvokti, arba tiesiog įgyti žinių, kad suprasti, apie ką tai yra. Tai va. Tai šita reakcija, aišku, gali būti susijusi su tuo, gali būti, kad pas tą merginą yra kažkas panašaus, kas yra ir pas jūs, nes šiaip iš esmės, jeigu brėžiant, aš gal nupiešiu,
Šiaip iš esmės, jeigu yra pas vieną žmogų ta panaši situacija, dažnu atveju nutinka, kad būna ir pas kitą ta pati situacija, tik tai kuris tą situaciją išsprendžia čia anksčiau laiko, tai kitas klausimas. Tai aš tiesiog nupiešiu keletą. Tarkime, čia yra aš, tai aš visada rašau, kad tai yra aš, reiškia tu. Ne? Va, tas žmogus, kuris kreipiasi, yra tu. Ir čia yra moteriška linija. Moteriška linija ir vyriška linija. Ne? Ir mes esame iš moteriškos ir vyriškos energijos. Yra tėviška pusė, yra motiniška pusė. Ir tėtis ir mama, aišku, jie irgi turėjo savo tėtį ir mamą. Ir vat, šitie vat, momentai, jie dažnu atveju kartojasi kažkur, tai rezonuoja. Na, tarkime, dabar vat, yra ta mergina, ir jinai sutinka moterį, ne, vat, moterį sutinka. Tai vadinasi, jinai komunikuoja su moterimi, bet pas ją irgi yra tas pats rezonansas. Ir čia vat moteris yra, čia yra moteris, tėtis, ten mama. Aš ten nelabai noriu toliau eiti, bet susitikimas yra rezonansiniu principu. Kažkurioje vietoje yra ir čia kažkur tai įvykę, kažkur tai moteriškoje linijoje. Taip pat ir reiškia pas tą žmogų yra moteriškoje linijoje. Ir taip mes susitinkam pagal tos rezonansus kažkokius. Tai, na, bet, ta prasme, čia aišku yra daugiau visko, bet aš nesigilinu. Dabar tiesiog aš kalbu apie tai, kad vat, būtent kokiais būdais rezonansai. Ir va čia va šitų rezonansų gali būti, na, kaip aš sakau, tokių bombuliukų arba čistyčkų tokių, kuriomis mes gyvenime kažkaip tai patiriam. Aš nežinau, ar aš aiškiai komunikuoju ir kalbu, bet būtent vat, tame visame vat, yra mūsų rezonansai. Ir su išoriniu pasauliu mes ir susitinkame vat, būtent pagal tos rezonansus, tai kas mūsų iš tikrųjų yra vadinama šeima. Vat, šeima. Ir tai yra šeima visa. Ir vat, mes kažkaip vat, rezonuojam. Ir tą rezonansą vat, kai kurie pastebi greičiau, ypatingai sakau tie, kurie eina sąmoningėja ir panašiai, tada gali būti, kad tas žmogus jisai ir nepastebi to, bet jūs užčiuopiat to žmogaus kažkokią tai viduje esančią dalelę. Ir komunikacija jūsų vyksta su ta būtent viduje to žmogaus, tada aš galbūt nubrėšiu dar kitaip. Reikia iš tikrųjų lapų. Esmė yra tame, kad va taip susitinkama yra ir pagal tas čističkas. Nu, va, čističkas, aš kartais vadinu jos programomis. Programos galbūt čia net neina, bet daugiau gal apie čističkas kalbėčiau. Nu, va, tokius tavyje, va, tarkime, žmoguje esančios dalelės kažkokios. Ir kuo žmogus daugiau tų dalelių savyje atskleidžia, sako, tuo daugiau žmogus tampa žinantis, sąmoningas ir suvokiantis. Tai vat, ir susitikus jinai, aišku, komunikacija vyksta iš šitos pusės, moteris gali ją matyti vienaip, o jūs matote joje dalelę kažkokią tai visai kitą, kuri būtent jums atėjęs yra laikas išsispręsti šitą klausimą. Dėl to tie rezonansai tai yra, ta prasme, duotybė, dovana, kada žmogus pajaučia rezonansą. Kada pajaučia rezonansą, vadinasi, yra galimybė tą rezonansą tučtuojau ir jį išsianalizuoti. Tai va, tai
Toliau, aišku, kilo klausimas apie tai, kiek moteris, kiek metų turinti moteris ir panašiai, nes ji tuo metu sako, aš elgiuosi taip, liktais, jinai čia dar, jie klausimas apie tai, kad jinai sako, gal aš neturiu įrankių, kaip pasakyti tiesiog tai moteriai. Tai yra vienas iš tų dalykų, kad kodėl norisi apie tai kalbėti, dėl to, kad gali būti, kad neturėjimas įrankių yra dėl ko? Dėl to, kad klausimas buvo, kiek moteriai šiandien dienai metų. Jai yra 26 metai. Ir kada yra moteriai 26 metai, tai aš tada rodau tokią lentelę. O patirtis jį buvo kažkur tai apie 12 metų. 12 metų patirtis, bet 26 metų dažniausiai patirtis kartojasi, kurios yra ir 12, ir 19, ir 5 metų. Tam, kad galų galiausiai šitą zoną išsianalizuoti, išsispręsti. Tai 12 metų patirtis vadinasi 26 metų įvykus rezonansiniam momentui moteris krenta į 12 metų amžių ir ten komunikuoja kaip 12-metė. Nes 12-metė, jinai, aišku, 12-metis 12-mečiui irgi nelygus, bet esmė yra tame, kad funkcionavimas ir įrankiai yra įgyti 12 metų. Taip kaip 12 metų žmogus sugebėjo tą situaciją praeiti, išsispręsti. Šitoj vietoje moteris dabar ypatingai dirba su širdies čakra, vadinasi 26 metų, jai šitas rezonansas keliasi, kad galų galiausiai širdies čakroje atpalaiduoti kažkokią tai situaciją ir įgyti, arba iš to įgyti įrankių. Ir kitas dalykas, suprasti pačią priežastį, paleisti ją. Tai būtai yra įvairūs šitoj situacijai, galima eiti hipnoterapiją, aišku, aš šitą ir rekomendavau, hipnoterapija jinai padėtų transformuoti šitą patirtį, tada gali būti kvėpavimo praktika su atitinkamu mokytoju, kuris gebėtų tą situaciją ne tik iškvėpuoti, bet ir ją psichologiškai transformuoti. Ir turėtų tam tikrų įrankių, kurie galėtų moteriai paaiškinti, grįžus iš patirties, kad kaip išsianalizuoti. Kitas atvejis eiti į konsultaciją kažkokią tai pas irgi žmogų ir pakelti šitą situaciją. Galite kreiptis taip pat ir pas mane tokiais klausimais. Ir žodžiu, tai čia būtų toksai. Tai tada, ką čia dar norisi paaiškinti. Tarp kitko, dar viena praktika, kurią, aišku, jeigu jau savarankiškai, tai tais momentais, kada įvyksta šita situacija, tarkime, tokia, tai būtų toksai patarimas priminti savo, kiek jums dabar yra metų. Tai būtų iš esmės viena iš tokių praktikų, kurioje jūs savo primintumėt tą akimirką. Čia jau yra sąmoningas, aišku, ėjimas priminti savo tą akimirką, kiek jums yra metų. Tarkime, jeigu jūs patenkate į situaciją, kurioje jaučiatės, kad nuo situacijos išsisukinėjate ir būtent šitoj situacijai dabar yra apibendrinta kažkas, tai tokiu atveju tada toj pat situacijai priminti savo, kiek jums yra šiandien metų. Tarkime, jums įvyko kažkokia situacija, jūs jaučiate, kad įkrentate į tą būseną, kur pradedate išsisukinėti. Tai reiškia, jūs krentate į 12 metų amžių ir pradedate funkcionuoti taip, tai tada 26 metų amžiuje jums reikia prisiminti iš karto, kiek man dabar metų, 26. Šitas žmogus prie manęs kažkaip tai priidinėja ir aš jaučiuosi kažkaip tai taip. Ką aš galiu pasakyti, tarkime. Ir tada, man yra 26 metai ir aš norėčiau tam žmogui, tarkime, pasakyti tokį momentą, kad aš labai apgailestauju, aš suprantu tavo jausmus ir aš juos gerbiu, tarkime, ne? Bet šitoj situacijoje aš negaliu tais jausmais atsakyti taip pat, kadangi aš turiu, tarkime, galbūt
susižavėjimo objektą kitą, arba mane traukia kažkokie tai kitokie žmonės, arba mano skonis yra kažkoks tai kitoks ir panašiai. Tai, bet taipogi pasakyti, aš gerbiu jūs ir norėčiau, kad mane išgirstumėt. Vat, nu, bet kažkaip tai taip. Tiesiog, kad išgirstų. Jeigu ten žinutės, tarkime, žinutę parašėte, tai vėliau po tos žinutės tokios parašymo žiūrėti, kaip toliau vyksta komunikacija, ar jinai keičiasi ir į kurią pusę keičiasi. Tada yra tolimesni kažkokie tai žingsniai, jeigu, tarkime, nežinau, vienam žmogui, jeigu jisai tikrai yra supratingas žmogus, žmogui gali pakakti tokio atviro bendravimo, atviro pasakymo ir supratingas žmogus jisai supras ir atitols tas bendravimas. Tai čia jau taip yra. Nu va, tai jinai ir klausia tada toliau, tai jaučiu tą dalelę savęs, kuri išsisukinėja nuo kontakto, ar tai reiškia, kad tiesiog trūksta bendravimo įgūdžių. Tai vat, kaip ir minėjau, tai yra bendravimo įgūdžiai. Tame amžiuje tai vat įsijungia automatiškai tą pasąmoninę tokią programą. Kaip ir vėlgi vat pasąmoninė programa, tai vat mąstymo būdas 12-metis. Nu, būtent jos atveju tai 12 metų. Nors iš esmės vat kritimas tiesiog į tą vietą. Ir tame 12 metų ir įsijungia tie bendravimo įgūdžiai, tokie, kokie turėjot bendravimus įgūdžius. Tai čia yra pasąmonės mechanizmas. Čia susiformavęs pasąmonės mechanizmas, kuris tuo metu taip juda. Ką norisi pasakyti šitoj vietoj, tai kad tie pasąmoniniai mechanizmai, jie yra reikalingi ir nėra kažkokių tai ten kažkokių negerų pasąmoninių programų ar ten dar kažkas. Tiesiog yra taip, kad ateina laikas, kada tuos dalykus išspręsti, būtent tos patirtis paskui padeda įgyti žinių ir patirties ir tiesiog save išskleisti. Tai vat. Taip. Vėlgi tai yra iš esmės viena iš pamokų tokių, kad moko iš esmės šitą patirtis pasakyti ne. Ir kada mūsų bendravimas vyko toliau, moteris, jinai sako, aš atrodo, kad gyvenime galiu pasakyti ne, bet vat, šitoj situacijoje negali pasakyti ne. Tai vat, dėl tos priežasties, tos pačios, kaip ir minėjau, jeigu 12-metis vaikas, jisai dar negali pasakyti ne, tai jisai įgyja kitokių būdų, kaip pasakyti ne, kaip išsisukti nuo žodžio ne. Todėl šitas momentas pastebėjimas būtent į tą amžių, tai iš esmės grąžina tada į 26 metų ir tada jau bendravimo yra kaip būtent to amžiaus. Ta situacija yra bendravimo kaip to amžiaus. Taip. Tai va, tai jeigu tai yra bendravimo įgūdžiai, tai tiesiog kartais užtenka išmokti naują frazę arba naują strategiją. Tada būtų lengviau, jei tai gilesnis vidinis jausmas, kai jaučiate, kad kūnas, protas, jisai reaguoja, nes kas yra galvoje, taip ir kūnas jisai reaguoja. Nu, taip. Dėl to sako, kai žmogus yra laisvas, jisai yra laisvas. Kartais tos programos, tos reakcijos įsijungia ir sako, žmogus, atrodo, 2 dienas jaučiuosi laisvas, o 3 dieną atrodo jau einu kažkaip susikaustęs. Iš esmės, kad dėl to, kad nenoriu labai taip globaliai kalbėti, šiandien norisi taip kažkaip tai pasakyti, būtent tik tai į tą pusę. Ir dabar bandau, tai tiesiog to bendravimo įgūdžių reikia ir tą patirtį išsianalizuoti, patirti tą patirtį. Dar yra galimybė su šita patirtimi dabar ypatingai, jeigu kažkam tai rezonuoja šitas momentas, ką daryti, ne? Nes ne kiekvienas gali nueiti galbūt pas konsultantą arba tai panašiai.
Tai tokiu atveju siūlyčiau tie, kas medituoja, vat būtent pajautę šitą rezonansą, galite eiti į meditaciją su šito klausimu, noriu, tarkime, išgyventi šitą patirtį, pasižiūrėti šitą patirtį, kas būtent ypatingai moka jau jausti tą energiją, kuri kyla ir tapti stebėtojos tos energijos, tiesiog leisti išjausti ir stebėti, kokie jausmai kyla. Nebūti to jausmo, bet jau leisti savo išjausti tą. Jeigu norisi, galima ant popieriaus lapo išrašyti dar kažkokius tai atėjusias mintis ir idėjas. Tai būtų tiesiog tokia iš visų galima pusių, kartais net išpiešti kažką tai norisi, galima ir išpiešti. Tai būtų tokia praktika. Tai kaip ir minėjau, tai yra išsisukinėjimas vietoj tiesioginio atsakymo. Ir tiesioginis atsakymas dažnai suformuoja tą tokį būdą kalbėti per aplinkui arba kažkaip tai. Tai iš esmės tai yra ta patirtis, kuri mokina paskui ne tik, tarkime, tokiose situacijose, bet apskritai gyvenime moko pradėti kalbėti tai, ko nori. Jeigu norisi kažkokį tai atsakymą gauti, tu iš karto klausi būtent to klausimo, kad atsakymą gauti tiesioginį. Galima klausti, pavyzdžiui, norint atsigerti ten, tarkime, arbatos, ane, galima klausti, tarkime, o apie ką šita arbata? Tarkime. Aš tiesiog pavyzdį noriu parodyti, apie ką šita arbata. Nes iš tikrųjų noras yra atsigerti tos arbatos. Kitas žmogus tiesiogiai klausdamas, neturėdamas tokios praėjęs tokią patirtį, sako, gal galite man padaryti šitos arbatos paragauti? Aš labai norėčiau šitos arbatos paragauti. Ir tai yra tiesioginis. Tai kažkaip tai taip. Tai čia būtų apie tokį momentą ir būtent toje situacijoje, kaip tokia situacija, jinai yra kaip ir visai atrodo kita situacija ir galų galiausiai ateina iki tokio lygmens, kad vis dėlto tai kaip ir minėjau, matot, kiek atėjo visokių tokių aiškumų ir netgi pasikėlė tą situaciją. Tai aš norėčiau tada kaip ir pokalbį užbaigti šiandien dienai ir ką linkiu tada, šiandien tik vienas klausimas, pusę valandos šneku vienu klausimu, bet iš esmės tai tokia situacija, kurioje mokotės pasakyti ne žodį, jeigu mokotės tada vadinasi paaiškinti ir ką norisi dar paminėti, kad pabaigai, kad kiekvienas žmogus yra vertas pagarbos. Kiekvienas žmogus ir kada gebame komunikuoti, pasakyti kažką tai tiesiogiai, atvirai, nuoširdžiai, tada ir tas bendravimas, komunikacija jinai yra atnešanti visai kitokių rezultatų. Ir kartais net pats tas žmogus kažką tai supranta, išgirsta ir labai tada fainas bendravimas yra. Tai dar aš šiek tiek pabūsiu, palauksiu šiek tiek. Gal dar man kažkoks tai ateis klausimas. Taip, tai yra statymas ribų, bet vėlgi aš apie tas ribas, sako ribos. Tai yra ribos, bet nepainiokite griežtų ribų pastatymo nuo tiesiog gebėjimo pasakyti. Kada jūs kažką tai pasakote, automatiškai jumise susiformuoja ribos.
Jo, tai vat čia yra toksai momentas, sako, vieni stato ribas, ribų statymas gali būti labai įvairus, jis gali būti blokuojamas kontaktinis numeris, ane, gali būti darbe griežtai privengiama to kontakto, yra tokie būdai, ribų pastatymas, nežinau, ten, tarkim, užrakinamos durys, na, žodžiu, labai įvairūs tai yra ribų pastatymai. Tačiau, kada yra iškomunikuojama tai, tarkime, pasakoma, tai automatiškai susiformuoja ribos. Nes jūs jau tai įgarsinote, tai pasakėte, vadinasi, jumise susiformavo asmeninė riba. Dėl to tas bendravimas yra iš esmės žmogui svarbu pasakyti. Tiesiog atvirai pasakyti, be jokio tokio nuoširdžiai ir automatiškai susiformuoja asmeninės ribos, nes jūs savo pasakote tą visą dalyką, jūs ir savo pasakote. Ir dėl to gaunasi taip, kad ta asmeninė riba, jinai natūraliai formuojasi. Tuomet nereikalingi yra išoriniai veiksmai, tarkime, kažkokios tai išorinės priežastis, kuriomis yra bandoma statyti ribas. Tai, aš jaučiuosi, tarkime, gali žmogus pasakyti, kad galbūt jūs prisigalvojote, tarkime, irgi gali būti variantas, nes vienam gali atrodyti vienaip, kitam kitaip. Tai tokiu atveju tiesiog pasakyti tai, kad aš tiesiog norėjau tai pasakyti, nes aš taip jaučiuosi ir tada nepriimkite nieko asmeniškai, bet tiesiog man reikia tai pasakyti. Ir tiek ir tai yra viskas, ta prasme. Tai būtų tiek tada ir apie tas ribų pastatymus ir ar tai reikalingos tos tokios stiprios ten ribos, nes mergina čia irgi buvo klausimas apie tai, kad gal man darbe ten kažkokį tai naują kabinetą paprašyti atskirą, bet aš tada ten einu ten į tualetą, ten žodžiu kažkaip tai vis tiek tas kontaktas vyksta. Tai vis tiek tai yra vengimas ir tai yra išsisukinėjimas. Vis dėlto šitoj vietoj, kad nuslūgtų ta įtampa, geriau tiesiog paimti ir atvirai nuoširdžiai pasakyti tai, ką jūs galvojate, kaip jūs jaučiatės ir panašiai. Tai iš esmės netgi pakeičia tai santyki, tarpusavio santykiai, tas tarpusavio santykis gali peraugti visai kitokį santykį ir panašiai. Tai šiandien tiek, tada iki susitikimo ir iki.